Sveiki. Vis dar noriu pakalbėti apie automatinės mintis. Tikiuosi prisimenate, kad mūsų galvoje yra mąstytojas, kuris sukuria teorijas paaiškinančias, teorijas aišku, nemokslinės, bet teorijas paaiškinančias mūsų gyvenimą, paaiškinančias, kas su mumis vyksta, ir įrodinėtojas, kuris suranda įvairių faktų. Tikiuosi prisimenate, kad praeitą kartą kalbėdamas su jumis siūliau rinktis pozityvesnį mąstymo kryptį. Daryti nuolatinę savo minčių tarsi inventorizaciją. Suprantama, ne kiekvienam tai bus lengva, ne kiekvienam lengva keisti mąstymo įpročius, todėl gal pravers keletas konkrečių pratimų, kurie galėtų tiek mažinti stresą, tiek ir teisingai nukreipti jūsų mąstymą. Kadangi jau tam pasiryžote, tikiuosi, kad pasiryžote, tai nusipelnėte nedidelės dovanos. Suteikite ją savo kiekvieną dieną, bent porą kartų per savaitę. Mintise padarykite savo atostogas. Atostogas nuo visų rūpesčių. Jos padaromos gana paprastai. Kaip ir daugelio vaizdinių kūrime, tiktų užsimerkti ir įsivaizduoti svajonių atostogas. Įsivaizduoti, kad jūs atsidūrėte prie ežero, prie jūros, gal net prie pietų jūros, kieno geresnė vaizduoti. Ir tenai atsipalaidavote. Ir tenai mėgaujatės saulę, šilumą, mėgaujatės atostogomis be rūpesčių. Jeigu jūs sukursite šiuos vaizdinius, jeigu jūs tai įsivaizduosite, jūsų kūnas į tai sureaguos. Jis pasijus geriau, jis pasijus atsipalaidavęs. Tuo pačiu ir jūsų mintys tarsi nurims, nukryps į malonesnius prisiminimus, į malonesnius, pavyzdžiui, praeitos vasaros įvykius. O tada, grįždamas į šios dienos kasdienybę, į šios dienos realybę, jūs jausitės geriau, būsite labiau pasirengęs priimti gyvenimo iššūkius. Tai kad kelios minutės svajonių atostogų tikrai pravers kiekvienam. Antras pratimas, kuris irgi padeda sutvarkyti mintis, padeda išvengti žalingų, trukdančių įveikti stresą ir galų gale trukdančių spręsti problemas minčių poveikio, tai būtų išmintingo patarėjo savyje suradimas. Kadangi jūs jau žinote, kaip atsipalaiduoti ir sukurti savo svajonių atostogas, jūs galite jas įsivaizduoti, tai jūs labai lengva įsivaizduoti, kad tenai prie jūros, paplūdimyje, ar tiesiog gražiame sode jūs susitinkate su išmintingu patarėju. Prie jūsų prieina Saliamonas, gal jūsų tėvas, gal šiaip išmintingas žmogus, su kuriuo jūs kada nors bendravote, gal net Jėzus Kristus. Ir sako, padaryk taip arba nedaryk to. Paklauskite savęs, ką tas išmintingas patarėjas jums pasiūlytų. Atkreipčiau dėmesį, kad tiek šie pratimai, tiek ir kiti, apie kuriuos toliau kalbėsime, nereikalauja daug laiko. Juos galime atlikti gana greitai. Jeigu jie jums nepasiseks, jeigu jūs nesugebėsite pamatyti savo svajonių atostogų vietos, jeigu jūs nesugebėsite mintise išvysti išmintingo patarėjo, tai nedidelė bėda. Ateityje jūs išmoksite kitų pratimų ir jais remdamiesi geriau spręsite savo gyvenimo stresus.